sakyti, kad kamerą mėsi, tai kada planuosim pafilmuoti kažką? Aš garantuoju, šito nieks nesitikėjo. Tai pakalbėkim, iš kur atsirado M3 projektas. Nu ką, atiturėjom kelionę į Vilnių, grįžom netuščiom. Nežinau iš tikrųjų, kada išeis šitas videkas, kaip dažnai bus šitos serijos. Turbūt, kad pavadinsim padarom. Kodėl? Nes taip kilo šitos mašinos idėja, gavau žinutę, padarom, pašnekėjom, padarom. Ir ką? Turim. O ką turim? Pažiūrim. Ir taip atsirado Mazda. Tada nusprendėm, kad vis tiek jai reikia pilnai susižiūrėti, pilnai įsivertinti ir spręsti, ką mes darom toliau. Pasikėlėm ant keltuvo, vaizdas tragiškas, atrodo tiesiog reikėjo vežtis iš rotą, bet mes vis dar turim vilčių, kad bus kažkas gero. Pasižiūrim, ką ten radom. Tai va, ką mes veiksim su šitą Mazdą? Čia klausimas, kuris dar ir mums nėra pilnai atsakytas, bet pirmiausia reikia prasėti technikinę, nes jį baigėsi 8 mėnesį. Slintuvas kiauras, bet už tai visai gražiai skamba. Tada yra rūdys. Mazda nupirkta, ta prasme, už tiek pigiai, kur aš negalvojau, kad mašiną su technikinė važiuojančia galima už tiek nupirkti. Benzas 1.6, 7,7 kW. Su domkratu nepasikelia, bent jau gale dešinė pusė, ant keltuvo dar viskas bus normaliai, tai susivyrinsim, o toliau žiūrėsim. Planas dėti turbinytę, pakelti 6 kW ir gal kažkokie bamperiai perdažysim, žiūrėsim. Bet jo, darbų nemažai, laiko beveik nėra, tai vėlgi, kada bus antras jos videkas, didesnė apžvalga, gal dabar bus. Pažiūrėsim. Bet nežinau, kada išeis antras videkas, kai jau greičiausiai ją vyrinsim. Tiek žinių. Važiuoju. Nuoširdžiai nejuokaujant, su savo E9 aš jos nepaveju. 7,7 kW aš jos nepaveju. Įvažiuoja. Na ką, turim Mazdą ant keltuvo. Mes jau buvom pasikėlę, pasižiūrėjom, įlenkiau sparną. Bet parodysim ir jum, kas laukia, nes lenkstukai, net negaliu sakyti, kad yra baisus, jų realiai nėra. Kelimo vietos irgi išpuvusios kiaurai. Nu, bet vis dar kažką pasidarysim, yra skardos, yra storo metalo, susivirinsim, bandysim technikiniai. Dabar įmam atsuktuvą, žiūrim, ant kiek iš tikrųjų blogai. Tai ten visas lengstis yra makuicha. Čia filmuoja, ne? Aš taip galvoju, ant durniaus, ant Jakučio paimsiu, taip kol keliam mašiną ir padarysiu į slengstį. Tai čia pasirodo, jo, čia tai šiaip matas netgi, bet čia, nu va. Nu. Ai, čia sparnas. Nu, gyvas dar va. Nu.
blogiausia, kad dažyti reikės. Bet turim kontaktą, rėmėjas. Nu, žiūrėsim. Čia stovint taip žiūri ir, nu, kaip ir nėra baisu. Čia va, drąsiai viską galima daužyti. Čia irgi. Vietomis čia oplea kiaurai. Bet, nu, šiaip pas ją blogiausios vietos, tai va, yra slenkščiai. Bet čia kėbulas kilutė, aš tik pataikiau taip gerai. Va čia. O čia yra... Čia aš net nežinau, kaip įvardint. Bet ten viduj, va, yra tvirtas metalas. Aišku, kas tas rėmas, kas ta kelimo vieta. Bet, nu... Aš manau, kad čia suvyrinama. Čia reikia tik pakankamai storo metalo. Tada atėjus į galą. Čia reikalai tokie... Šiaip neblogi. Net rankytę paskauda. Čia, va, tai yra liūdna, nes už čia nepakelsi, tai kėliam ten, kur irgi šiaip... Nu, čia, va, nėra slenkščio. Tai pasižiūrėk. Nieko nėra. Čia irgi turim mikroflekso. Va čia, va. O, žiūrėk. Čia yra išpūvusi jau viena skarda. Aš vėl ją akį prisivariau. Panašiai kaip su antifrizu, tik šitas labiau kutena. Gal tilps kažkaip. Man labai apšviečia. Opa, palauk. O, Tai suraižiau stabdžių diskus. Pirmą kartą raižiau, bet neblogai dar visai gavus kaip pirmam kartui. Tada čia turim M3 parašiuką išgraviruotą. Geriau truputėlį matysis taip normaliau. M3, nes, nu, M3 projektėlis. Tai va, kaip ir sakiau, žarnelės, suportai visiškai nauji, nes juos dar dažysim. Spalvos gal kol kas nesakysiu, bet suportai bus dažomi kartu su mašinos spalva. Čia reikalai tai labai baisus vyksta. Čia net nežinau, kaip reikės virint. Čia tai grynas špaklius, man rodo, čia gal jau net metalo nebelikę. Apačia, nu... Baisu pagalvo, dar aš tokių reikalų pats nevirinęs. Bet bandysim. Bandysim kažką išspausti ir, nu, bus vienas iš tų projektų, kur padarytas turbūt kuo pigiau, bet kaip įmanoma bandysim geriau viską išspausti ir darom, žiūrim, kas čia gausis, bet kol kas tai visai smagiai nedirbasi prie jos. O truputis medžiagos padarė dingau, bet manau, kad esmę supratot. Dugnas kiauras, slenkščių nėra, būklė tragiška. Ir Mazda kaip tik tuo maždaug metu pradėjo ruoštis dažymui. Pradėjom ją šveist, pradėjom labiau gilintis į visas rūdžių situacijas ir maždaug tam momentui ji iškeliauja į Vilnių. Vilniui persivirino slenkščiai, pasidarė arkos, bet vaizdas tragiškas iš tikrųjų. Taip, darbas padarytas, bet visgi, kai kažkas sako, duok galiu padaryti, pasitikėti turbūt nereikia. Tai turiu porą klipų, ką siunčiau dažytojui, pasižiūrim ir grįžtam čia. Su bagažinė, čia buvo tvarkytos rūdis, šitos vietos tai nežinau, nebuvau nusiėmęs tos lemputės. Bet liūdnesnė situacija tai yra čia, kur, nu, kaip ir ant lygumo gal vidinė pusė bet realiai po visų šitų špakliom tai yra grynos rūdis. Tai man irgi labai klausimas, kada viskas išlenda iš naujo ir čia toli gražu nėra lygų kreiva ir... Nu. Tada arkos, čia yra stiklo pluoštas, špaklius ir gruntas, čia dar niekas nelyginta. Biški baisesnės vietos, tai va yra tiek antainis, čia tiesiog galima pirštų dabar paimti nulaužti, realiai mes neturim laikiklių net bumperiui, čia nelaikys normaliai vienas sluoksnis stiklo pluošto ir tas plonas. Tada kas dar slenkščiai, nu čia dar tuoj matuosimės, gal nuo E9 mano tiks, bet tas visas grublėtumas realiai kaip antikorozinis kažkas, nes jeigu nedėt plastikinių slenkščių, tai šitos vietos irgi dažosi. Nu, čia duris keičiam, čia galvoju,
gal apsimokėjo, dar čia vyrintis va tokias. Čia skaityk beveik buvo vyrint paruošta. Iškai taip praskiesti reikia. Nu ir viskas. Tai geras durys buvo, dar skaityk, žinai. Vėl tai va gal keičiam tokias. Ir taip mūsų M3 išvažiavo į Klaipėdą. Klaipėdoje atsirado žmogus, kuris sutiko ją nudažyti, dabaigt paruošimą dažymo. Galutiniam rezultate prisireikė virinti ir naujas galinės arkas, čia turbūt nekyla klausimų kodėl. Ir šiam momentui žinau, kad ji yra beveik baigta, bet ar mes jį dar pamatysim kanale, nežinau. O kodėl taip yra? Atsakymas sekančiam klipe. Ko merginai reikia, tikrai merginai, ko reikia, kaip pilnos laimės, ne restoranų, ne kelionių ten už 1000, tiesiog nusipirkti mašiną už 380 eurų. Šiuo metu abonentas nepasiekiamas. Prašome pabandyti vėliau.